Darysiuosi kavytės, darysiuosi sumuštinuką, turiu dar likę čia pomidorų, turiu kumpelių, turiu bulkytės tokios. Jau verda vandenukas. Vakar nieko čia per daug nekalbėjau, iš tikrųjų atvažiavau pavargęs. Čia nuėjau, bandžiau biškį priskraidyti vienur kitur ir pasidariau valgyti ir 9 iš tikrųjų šoviau į lovą. O dabar darysiuosi pusrytuką. Dienos planas iš tikrųjų iš čia dabar, kur esu, važiuosiu į Isle of Skye. Labai graži vieta, žiūrėsiu, kas tenai. Kažkur tenai jaučiu reikės likti. O gal ir toliau nuvažiuosiu. Šiaip čia nėra arti, bet labai daug tokių vietų yra lankyti. Viską susipakavau, žodžiu, ir dabar šildom Ninzę. Ir varom. Reikia išsimti telefoną. Nusipirkau naują tankbagą, bet šiek tiek per mažas, manau, reikės dar vieną nusipirkti, kažkokį, kur per didelį, nes vienas, kur per didelis, tai po miestą lievai su juo važinėti yra, nes labai apsikrauna mocas, o dabar nuvažiavau pirkti nebuvo, reiškia, buvau tik tai mažas. Tai nusipirkau mažą, galvoju, į galą, vėliau vis tiek reikės. Žodžiu, mūsų dabar maršrutas yra į Isle of Skye, jaučiu varau. Kempingui duodu 9 už nuostabią vietą, esančią prie giliausių ir gražiausių slėnių visoje Škotijoje. Ben Nevis, aukščiausias kalnas visoje Jungtinėje karalystėje. Čia kempingas dydžio, tai reikia rasti išvažiavimą. Jau šiandien nesidėjau waterproofo. Dėjausi, pasėmiau tokią Amerikos futbolų maikį, džersiai. Užsidėjau tiklai body armor. Tai yra kūno apsaugos, tas kur alkūnės, krūtinė, nugara. Bet aš ne... Kur čia išvažiavimas? Bliamba, nerandu išvažiavimą. Where is the exit? Where is the exit? I can't find... Yeah. Straight round, follow round from here. Yeah, and there, yeah? Yeah, but just follow round and then it'll take you to the main road. I can't, because I can't find the exit, just going circles. Just follow this round past. Alright. See where the shop is? Yeah. Just follow it. See that car there? Yeah. That's it there. Thank you. Thank you, sir. Neradau išvažiavimo. Ai, va. Tai aš čia iš anos pusės į ten nuvažiavau. Gerai, man iš čia jau dabar aišku siūlo trumpesnį kelią.
Sustojęs buvau šiek tiek, pastipiau grandinę, nes buvau sausoka, nors buvau tepęs vakar. O gal ne, buvau tepęs prieš važiuojant, tai pastipiau grandinę, susižiūrėjau telefonų pakrovėją, nes nekrovė. Krauna, pasikeičiau kitos kameros bateriją, sustoja dar buvau čia. Kažkas pafotografuot, pakalbėjom. Varau link keltų. Šitos atšakose nesu daręs, esu važiavęs kažkada per aną pusę. Šičia šito kelio nesu važiavęs, tai žiūrėsim, šiaip atrodo neblogai jau iš karto. Varau į Isle of Skye, imsiu keltą. Kareivių statulos. Sustoju prie Glengarry apžvalgos aikštelės. Iš čia ežeras primena Škotijos formą, tarsi pati gamta būtų nusprendusi palikti savo parašą. Čia sutinku kelius vietinius raiderius. Nusprendžiame pavažiuoti kartu keletą 10 kilometrų.
Tokie orai Škotijoje retenybė. Ir būtent tai primena, kad gražiausi dalykai gyvenime dažnai būna trumpi, todėl jūs reikia pastebėti. Kartais atrodo, kad pati gamta tau duoda dovaną ir viskas, ką turi padaryti, priimti ją. Kelionė vienam nėra vienatvė, tai laikas, kai pagaliau gali išgirsti savo mintis. Būti vienam tarp kalnų, tai ne jaustis atskirtam, tai jaustis laisvam. Galbūt kelionės esmė yra nepabėgti nuo pasaulio, sugrįžti į save. Škotija graži, eina švilpt. Čia dairausi, bandau baigiu nusisukt čia kaklą. Čia tiek pravažiuoji, tai kokį šlui, tai akmenys, tai krioklys, tai tas. Galiu pasakyti, ne prasčiau negu tam tikrus dalys Alpių, tai tikrai. Aišku, Dolomitų tai jau neina lyginti. Ten Dolomitai labai jau specifiniai kalnodara, bet čia irgi neblogai, tikrai neblogai. Jeigu kažkas svarsto atvažiuoti į Škotiją, tai mažiau svarstykit. Ir čia aš dar tik tai artėju, bet jau čia tas buvo ženklas, kad čia jau aš įvažiuoju į Isle of Skye ir čia buvo ženklas tas Skye ir dar kažkoks pavadinimas, labai keisti pavadinimai škotiški. Tai sunku iš tikrųjų atsiminti. Bet jau čia ten tas kelias prieš tai buvo koks nerealus. Gaila, kad kaip visada mažai laiko. Norėjau droną pasikelti, kad pasektų, bet paskui galvoju, iškrausiu bateriją, jau čia važiuoju į Skye, tas Skye tai ten mega. Pasižiūrėkime, kokie čia vaizdai. Wow! Žodžiu, čia ženklas, koks kardai kažkokie. Žodžiu, varau link Isle of Skye. Ilgai čia važiuoju, čia aš jau senai turėjau iš tikrųjų ten būti, bet vis sustoju, tai kažką susitinku, tai pakalbu, tai kitur sustoju, kažkas kitas sustoja, kas jau mane matė ir buvom susitikę čia toksai įdomiai. Pavažiuoji, sustoji, kažką sutinki, paskui kitur važiuoji, vėl pamatai, ką prieš tai buvai sutikęs. Ir reiškiasi, jo, pabendrauju su žmonėm, iš tikrųjų fainai yra. Pasirodo, aš ne link keltų varau, ne tuo keliu nusukau. Kažkur čia prisigrybavau, norėjau važiuoti ten, iš tikrųjų, jau toli, jau senai kažkada ne ten nuvažiavau ir važiavau toliau. Vau, koks vaizdas. Čia pas juos populiarius tos karvės, tokius ilgų plaukų. O, laivas, aš čia buvęs esu šitoj vietoj. Įdėsiu nuotrauką, jeigu tas pats laivas palyginsim. Gal ir ne. Gal čia ir ne ta vieta, o gal ir ta.
Na taigi artėjame prie garsiosios pilies. Įsijungė iš karto dvi kameras. Čia buvau praeitą kartą, kai buvau Škotijoje, tai buvau likęs nakvotinai. Prie pat yra toksai miestelis ir čia eina pėsčiomis ateiti vakare prie tos pilies. Čia šiaip tai iš tikrųjų prie jos parašyta, kad uždrausta su dronais skraidyti, bet aš skraidžiau. Vakare atėjęs, jau kai ten uždaryta viskas buvo. Bet čia yra parkingas, jeigu atvarai ir pasikeli droną, tai čia ateina apsauga, tipo, kad čia neskraidyk. Tai vat, tiek žinių. Pilis tikrai labai graži. Pasidariau timelapse vieną kartą atvažiavęs ir likau nakvoti čia. Ir buvo labai iš tikrųjų faina, bet aš buvau bed and breakfast. Aš dabar jau važiuoju su palapinė ir į bed and breakfast nenoriu, nes mažai veiklos ten ateini, pasidedi ir turi eit į barą alaus vos negert. Thank you. Jis čia man atseit parodė, kur pasistatyti. Nu gerai. Čia pasiliksim, einam, pažiūrėsim, kas čia. Kaip čia viskas atrodo, bet čia atrodo neblogai įtariu. Pakeliui sustojau prie Eilean Donan pilies, vienos labiausiai pažįstamų Škotijos ikonų. Jis stovi 3 ežerų susiliejimų vietoje, todėl iš tolo atrodo lyg plūduriuotų ant vandens. Čia jautiesi lyg filme ir ne veltui. Ši pilis pasirodė daugybėje kino juostų, tarp jų tokie kaip Highlander ir James Bond The World Is Not Enough. Toliau lekiu link Skye salos ir kertu Skye tiltą. Atvykęs į Skye sustoju prie Old Manor of Storr. Tai vieta, kuri atrodo lyg iš kitos planetos. Milžiniški akmenys kyla iš žemės tarsi senovės sargai. Legenda pasakoja, kad tai milžinų pirštai kyšantys iš žemės.
juostos ir dabar jau čia jisai pastoviai tas vienos juostos. Ir aš čia, man atrodo, iš praeito karto atsimenu, kad čia bus gana nemažai šitų vienajuosčių kelių. Man dar 1:17, aš čia nežinau dabar, ar čia man iki pirmo to jau likęs top 1:17 ar visas maršrutas. Dabar valandų yra pas mane, taip pasakysiu, 15 kem 7, tai jau yra 4 ir aišku būtų smagu atvažiuoti, bet kada tokie vaizdai, tai tiesiog nesinori sustoti važiuoti. Tai kol kas važiuoju. Babūnas nereikia, kažkaip šį kartą gal šiek tiek įgavo imunitetą, nes čia Alpėse buvom nesenai, tai ir šiaip tą pagalbę ant sodinės, kur turiu šiek tiek nuleidęs, pasidaręs vos, kad oro yra, kad toksai ant jos lankiuosi, kaip ant vandens kažkokio, kad ne, nes jeigu ją per daug prisiputinai, paskui irgi nuspaudžia. Tai tokia labai nedaug pasilikęs, bet labai gerai. Šitas man, čia tiesiog ne, kad aš pasilikęs, o iš tikrųjų jinai per kurį laiką vis išsileidinėja ir ją būna reikia dapūsti, aš nežinau, kas keli mėnesiai būna reikia, bet dabar jinai pasileido ir man labai tinka. Tai aš kaip ir paliksiu ją taip, nes man, čia koksai vaizdas, wow. Blemba reikėtų sustoti, nufilmuoti. Vakarėjant leidžiuosi link Toridon. Kelias siauras, vingiuotas, bet vaizdai kvapą gniaužiantys. Toridon kalnai vieni seniausių Europoje. Jų amžius siekia milijardus metų. Ir važiuodamas tarp jų, jauti tą senovės tylą.
kokį tai važiuoju Mercedes-Benz. Sak Juozai. Vokiečiai. Vokietis. 24-hour fuel, blemba, man reikėtų. Ir aš čia pylęs jau esu kažkada anksčiau. Dar čia nebrangiai iš tikrųjų. Kitur mačiau 166. Hebra sustoja irgi. Ieškau kaviniai, ne kaviniai, tokia greitų maistų buvo, bet greičiausiai, kad ne šitame miestelėje. O, gaidžiukas. Sea Cruises. Ne. Čia ne ta vieta. Whale Cruises. Matai? Ir banginių blemba būna čia. Varom tolyn, jau čia kempingas visai prie pat. Scotland. O, žuvytė. Kaip reikalas. Oi. Kaip ir kiekvieną vakarą atvykus į kempingą, laukia nemažai reikalų. Tenka išsipakuoti palapinę, maisto ruošimų įrangą, susišaudyti vandens, susipažinti su kempingų taisyklėmis, o dar taip pat norisi apžiūrėti vietovę, galbūt pasikelti droną ar šiaip pasifilmuoti kelis kadrus. Veiklos tikrai netrūksta, žinant, kad už kelių valandų uodų kiekis bus nepakenčiamas. I see you again. Hold me down and watch the water rise. Pull me out and bring me back into the